Simona ir šiandien filmuoju savo pirmąjį vlogą. Esu Paryžiui, atvykau pas draugę Aistę. Ji ten kažkur. Ir žodžiu, ką tik atvažiavom. Ir dabar keliausim pas Aistę namo ir ieškosim toliau nuotykių. Chasing the fields, summer's on the way, sun is shining now, don't hide away. Find the right wine, take a sip, drink down. Take a longer walk out by the ocean. Žodžiu, buvom pas Aistę namuose, pasidėjom daiktus, išgėrėm kavos, suvalgėm pirmosius kruasanus. Ir ten nebuvo labai ką rodyt. Tai dabar Aistė iškeliavo į paskaitas, o mes tiesiog dabar vaikščiosim. Atkeliavom prie Triumfo arkos ir čionais kažkur matos. Ir, žodžiu, ieškosim kažko gražus, nors čia viskas gražu ir, žodžiu, vesiuosi jūs kartu. It's shining right. We'll never know what did we find out by the ocean. Feels right to me. Drift on. Dabar atėjom į karo muziejų. Taip vadinasi, ar ne? Taip vadinasi. Karo muziejus kažkas tokio. Kaip karo muziejus, nežinau, sako Edmundas, kad invalidų muziejus tai vadinasi. Nežinau, invalidė, kažkas tokio. Tai va, turim bilietus ir eisim čia į vidų. Pažiūrėsim, ten sakė, kad yra Napoleono palaikai. O kas ten dar yra? Šiaip palaidotas Napoleonas. Ir, žodžiu, berniukiški dalykai bus. Patrankas. Dabar ką tik baigėm ekskursiją po tuos karo muziejų. Taip. Žodžiu, man buvo belė kaip nuobodu. Ten visokie šautuvai, ginklai ir panašiai. Įkėliau biškį, nufilmavau šiek tiek, nors šiaip tai man nelabai patiko, bet ne dėl manęs ėjom. Tai va. Tai bent vienas žmogus bus laimingas. O dabar, nežinau, ieškosim kažkur kavos. Ir nežinau, ką veiksim toliau, Edmundai. Eisime link Eifelio ir užkasime pavakarius. Taigi, priėjom pagaliau prie išsvajoto momento, prie Eifelio bokšto. Bet čia žmonių tiek, kad negalėjau pasidaryti normaliai nuotraukų. Jam jau atsibodo. Ką darysi?
Aiste. Pamojuok. Ką daryt? Pamojuok. Sakyk labas. Sveiki! Pasakyk ką nors prancūziškai. Alors, je suis à Paris, c'est bonne journée et je suis contente, c'est bon. Labas, vakaras, update'inu vlogą. Esam šalia Notre Dame katedros ir ieškom vietos, kur pavalgyti. Man reikėtų eiti į tą pagrindinę gatvę ir tada pabandyti dar ją paėjėti ir tada... Neprisimeni pavadinimo? Aš neatsiminsiu pavadinimą tikrai. Ir Davidas tikrai neatsimins pavadinimą. Pabandyk paklausti kokios nors vietos su sūriu. Aš sakau, ką? Tai kaip čia per kiek vietų su sūriu? Taip. Radom Aistės mėgstamą vietą. Nu, nemėgstamą, bet... Bet labai brangiai, nes čia buvo mano pirmoji vakarienė Paryžiuje. Žodžiu, tostas. Labas vakaras, nežinau, ar dar mataus. Tai apturėjom tradicinių patiekalų prancūziškų vakarienę. Aistė čia jau viską ganėtinai išbandžius, tai galėjo parekomenduoti, ką galima valgyti. Tai žiauriai skaniai pavalgėm. Sūrio fondiu, kepėm ant akmens mėsytę, žodžiu. Prisivalgėm labai ir labai skanaus vyno prigėrėm.